Atsisėsk patogiai ir sutelk dėmesį į savo kvėpavimą. Pajus, kaip oras įeina pro nosį, kuomet įkvepi ir kaip išsiplečia krūtinė. O kai iškvepi, krūtinė atsipalaiduoja. Gali pastebėti ir pilvo judesį su kiekvienu kvėpavimu. Nereikia jo kontroliuoti ar keisti, tiesiog stebėk kvėpavimą tokį, koks jis natūraliai yra. Įkvėpimas ir iškvėpimas. Kur dabar yra tavo dėmesys? Ar jis vis dar ties kvėpavimu, ar jau kažkur kitur? Jei pastebėjai, kad tave kas nors išblaškė, atkreip dėmesį, kas tai buvo, mintis, pojūčiai, galbūt emocija, o galbūt garsas. Ir tada švelniai sugrąžink dėmesį atgal į kvėpavimą. Kas kartą, kai pastebi, kad tavo dėmesys buvo nukreiptas, pastebėk šitą išsiblaškimą. Kas stebi tavo mintis ir jausmus? Kas suvokia šios pojūčius? Tai ta dalis, kuri stebi. Tai tavo stebėtojo dalis. Ši stebėtojo dalis tyliai viską mato, tačiau nekritikuoja. Lik šioje akimirkoje, šioje tyloje dar šiek tiek ilgiau ir susipažink su šia savo dalimi. Kaip jaučiasi tavo kūnas dabar? Ar tavo pečiai atpalaiduoti? Ar kur nors yra įtampa? Ši tavo dalis, kuri pastebi tavo kūną, yra stebėtojo dalis. Dabar sutelk dėmesį į tai, ką girdi. Kokie garsai sklinda šiuo momentu? Tiesiog pastebėk tuos garsus. Ta dalis, kuri girdi garsus, yra stebėtojo dalis. Dabar įkvėp kelis gilesnius įkvėpimus ir vėl pajaus kūną. Ir jei nori, gali šiek tiek pasitampyti ir noriu pasveikinti. Sveikas sugrįžęs.